Sveiki kolegos, šiandien noriu su jumis pakalbėti apie sijono defektų taisymą. Konkrečiai apie sijono balanso defekto taisymą. Turim sijoną, kirptą iš kampo. Apačioj jisai susibanguoja gražiom bangom priekyje ir nugaroje. Jisai yra išplatintas, visi žino, kas yra sijonas kirptas iš kampo ir koks ten išplatinimas. Konkrečiai kiek ten išplatinta, kaip ir neturi jokios reikšmės. Vaizdas iš priekio lyg tai gerai, bet štai pažiūrėjus iš šono, kažkodėl tai šoninė siūlė nusisuko į nugarą. Dabar kodėl taip yra ir ką reikėtų pakeisti lekaluose. Dažniausiai taip atsitinka, kai mes naudojam vieną lekalą, kuris yra ir priekiui, ir nugarai. Ne, kolegos, taip nebūna. Priekis ir nugara, mes visi žinom, kad skiriasi. Skiriasi iškilumai, skiriasi figūros ypatumai, viskas skiriasi. Nesvarbu, kad jis yra kirptas įstrižai, kad iš kampo ir tipo viskas čia turi prisitaikyti. Tai kad neprisitaiko, nuvažiuoja dabar ta siūlė, tai ką dabar daryti? O reikia pataisyti, turi būti lekalas ir nugarai, ir priekiui. Priekio lekalas turi būti šiek tiek, vadinasi, labiau lenktesnė viršutinė linija negu kad nugaros detalė. Dabar kodėl atsakau į klausimą? O todėl, kad nugaroje yra sėdmenys, kurie pakelia sijoną ir sijonas vienaip susibanguoja, o priekyje, jeigu neturite didelio pilvuko, priekis sukrenta pakankamai tiesia linija ir šoninė siūlė dėl to užsisuka į nugarą. Noriu jums parodyti konkrečiai ant sijono, kaip yra pamatavimo metu susegama priekio detalė, o po to, kaip mes gaunam va štai tokį pagilinimą. Nes taigi neaišku, o tai kiekgi reikia išgilinti, o išgilinti reikia labai konkrečiai pagal kiekvieną figūrą asmeniškai. Todėl, kad mūsų figūros nuo manekenių šiek tiek skiriasi, mes esam trupučiuką gražesnės. Taigi, konkretus sijonas, ką mes darom? Pamatavimo metu būtų labai gerai, kad jūs pasižymėtumėte ant sijono maždaug vizualiai priekinės detalės vidurį. Ir visas grožis, visas veiksmas prasideda nuo priekio vidurio. Suimam priekio viduryje sijono detalę, štai taip, tokia klostele, arti juosmens tiek, kad pradeda keistis šoninės siūlės padėtis. Suimam, susegam. Atkreipkite dėmesį, segu prie juosmens. Toliau vėl suimu prie juosmens ir susegu. Po to parodysiu, ką daryti su tais smeigtukais. Ir vėl suimu ir vėl susegu. Suimti reikia tiek, va čia, pradedant nuo vidurio, tiek, kad šoninė siūlė būtų vertikali. Jinai visada turi būti vertikali. Į šoninę siūlę reikia sueiti į nulį. Dabar, tam, kad jūs žinotumėt po to, kaip pataisyti lekalus, žymim smeigtuko vieną pusę ir žymim kitą pusę. Žymim vieną pusę, ten, kuris smeigtas smeigtukas, ir kitą. Pažymėjau, drąsiai galiu išimti smeigtukus. Ir kągi aš matau? Aš matau atstumą, kurį imam liniuotę, pamatuojam 1,5 centimetro. Dažniausiai taip ir būna. 1,5 centimetro čia jau yra mažiau, jau yra mažėjančia tvarka link šoninės siūlės. Tai, kad dar kartą primenu, šoniniai siūliai turi būti 0. Imam savo lekalą, taisom lekalą. Nuo viršutinio krašto atidedam tai, ką pamatavom, 1,5 centimetro. Tada čia šiek tiek link šono. Dar buvo 1,5 centimetro. Mažėjo, mažėjo, mažėjo. O va čia va būtinai turi būti 0. Vadinasi, jūsų priekio lekalas, šoninė siūlė, išliko ta pati,
priekio lenkimo linija ta pati, o vat štai šita juosmens prisiuvimo vieta, jinai pažemėjo. Tuo priekis nuo nugaros ir skiriasi. Vadinasi, turi būti būtinai 2 lekalai nugarai ir priekiui. Tada ir siūlės eis vertikaliai ir sijono balansas bus teisingas. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Nepamirškit paspausti like, aš būsiu jums labai dėkinga, nes žinosiu, kad dirbu ne veltui ir kad mano pamokos jums yra naudingos. Smagu dirbti su jum, iki kito karto.